Jaunimo gatvė. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. RSD radijo eteryje prasideda laida Jaunimo gatvė, o šiandieną pirmoje šios laidos valandoje pas mus svečiuojasi Šiaulių jaunųjų technikų centro direktorius Jonas Vaičaitis. Labadiena. Labadiena. Na ir supažindinsime klausytojus su šia įstaigos veikla, renginius, ir visą kitą aktualiai įdomią informaciją išgirsite laidos eigoje ir taipogi apie jau šiandien prasidėsinčią tyrėjų naktį ir kokius būtent tai dienai skirtus renginius organizuoja Šiaulių technikų centras. Pradžiai gal pradėkime nuo to, kur galima jūs rasti. Mūsų galima rasti Gumbinės 18 Šiauliuose. Mes esam tokiam komplekse kartu su dailės mokykla, sporto mokykla Dubisa ir mūsų aukščiausias iš tų pastatų, tai Šiaulių jaunųjų technikų centras. Mes įsikūrėm ten 1985 metais ir gyvenam iki šiol. Ir mūsų pastatas jau žinomas visiems, turbūt jau dabar ir trečiai kartai. Ir tas pastatas, kurį lanko nuo 85 metų, jau lanko ir buvę jau turbūt tie mokiniai, kurie lankė, ir dabar jų vaikai lanko, atveda į būrelį. Anksčiau jie būdavo visą laiką mūsų vaikai tie mažesnie savarankiškesni, dabar jau truputį ir pribijom, atvežam, viskas, mašinų sustoja daug prie mūsų ir lanko mažieji pas mus. Svarbu, kad lanko, ar ne? Taip, tradicijos tęsiasi. Kągi, labai smagu tai girdėti. Na ir dar šiek tiek išsamiau, kokio amžiaus gali pas jūs lankyti būtent būrelius? Pas mus lanko nuo 6 metų praktiškai, jau prieš mokyklą nori atvesti tokius vaikus ir iki 12 klasės. Visi bendrojo lavinimo ugdymo mokyklų mokiniai, tiek gimnazijoje, tiek progimnazijų, bet pagrindinis turbūt yra toks progimnazijų mokinių srautas, toks gimnazistam jau truputį nuo 11, jeigu kuris lanko kokius 6-7 metus, tai ir gimnazistas lanko, o pradėti jau turbūt jau gimnazistas nelabai be pradeda. Pas mus nuo 1 klasės daugiausia tokie pradinė technika, techninį modeliavimą, yra tam skirti būreliai, kuriuos mes ugdomės ir paskui eina į tuos rimtesnius, kaip sakom, būrelius. Aišku, tai kviečiate visus, raginate pas jūs pradėti lankyti būtent kuo jaunesnius, ar ne? Ar be abejo, amžius visą laiką jaunėja. Iš tikrųjų, anksčiau taip apie 5 klasę jau pats masiškumas būdavo, dabar turbūt nuo 1 klasės tas jau pradeda lankyti ir nori kažką tai įgyti vaikai. O čia šiek tiek įsiterpsiu, kaip manote, kodėl? Kas čia atsitiko, protingėja vaikai ar? Nežinau, visur greičiau turbūt tas pats. Gal noras toks didesnis pasidarė ir nežinau, tie vyresnieji dar pradeda daug kažką tai ieškoti, o tie mažesnieji dar jie turi tokį, gal mažiau tų žinių, viskas, tai jie renkasi tokį pastovesnį kažką, o paskui vyresnieji jau po truputį įsibarsto, aišku, o mažesniem jau ta pradžia, jeigu jis mėgsta techniką, tai tik pas mus. Na ir belieka pagarsinti, papasakoti, kuogi jūs ten užsiimate. Na, žodžiu, pavadinimas jau tai sako, jau kažkas su technika, bet paprašysiu, kad smulkiau šiek tiek. Taip, mūsų neformaliojo švietimo įstaiga viena iš 9 mieste ir mūsų pakraipa yra techninė kūryba, techninis sportas ir daugiau amatai. Tokia kryptis. Ir pas mus šiuo metu veikia 19 profilių būreliai. Mes darom daugiau tų profilių, kad vaikas galėtų daugiau rinktis, o grupių skaičius yra, kai kurios yra grupės, čia dabar nevardinsiu, yra po 2 grupės, daugiausiai 2 grupės, o taip yra po 1 grupę, kadangi vaikai mes taip darom tokią patrauklesnę, kad įvairesnių būrelių daryti. Tai ir dabar aš turbūt gal išvardinsiu tuos būrelius. Ir čia, kaip sakiau, lankymas tai nuo 1 klasės iki 12 klasės, nors mes čia truputį parekomenduojam, kaip ateina, į kokį būrelį reikia eiti
vaikui, jeigu jis mažesnis, užsiminėjo ar neužsiminėjo namie, tai mes jį konkrečiai jau supažindinom su visais būreliais ir patarėm tėveliams arba jam pačiam. Tai pradėsiu nuo pagal abėcėlę. Aitvarų konstravimas. Viskas aišku, čia turbūt. Aviamodeliavimas, taip pat turbūt aišku. Astrofizikai. Astrofizikai, čia ir astronomija, ir fizika, čia daugiau toks akademinis būrelis. Dailiųjų amatų berniukam. Čia daugiau su medžiu mes dirbam, vadovas dirba ir viskas dalyvauja įvairiose mūgėse, tas būrelis. Dviratininkai tai lanko tie, kurie nori gauti pažymėjimą. Ir jie gatvėje būna daug saugesni ir žino eismo taisyklės, tai turim dviratininkų būrelį. Fotografija, čia vis turbūt aišku, kompiuterininkai, Lego konstravimo. Turim įsigiję gana daug Lego rinkinių ir pas mus mažesnėje daug lankančių Lego būrelį, nes ir 2 grupės jų yra. Papuošalų gamybos technologijų. Čia jau toks, kadangi sukūrėm specialiai tą būrelį, kad būtų mergaičių. Tai galima sakyti vienintelis skirtas mergaitėms, ar turite mergaičių ir kitose būreliuose? Pasikeitė, kaip čia dabar pasakyti, fotografija. Jeigu anksčiau lankydavo vien berniukai, tai dabar praktiškai fotografijos būrelį lanko vien mergaitės. Irgi. O anšlagas didelis, vadovas labai geras, 2 grupės yra fotografijos būrelių. Pasigirsim, kad darom būrelis, organizuoja pats iniciatorius, yra tokia pavasarį visą laiką būna paroda, fotoakimirka ir mes dabar ją specializavom į tokias, nukreipim truputį į portreto sritį, kad labai neįsibarstytų, tai toj parodoj dalyvauja ne tik Šiaulių miesto, bet ir Kražių, Tauragės, Vilniaus jaunieji fotografai. Visos apskrities, ar ne? Taip, ir ne tik apskrities, ir iš Vilniaus, ir iš Tauragės atvažiuoja, ir dar toliau. O mūsų parodos vyriausias vertintojas yra gerbiamas Stašankovas. Visą laiką dalyvauja, visada patarė tiem jauniesiam fotografam. Tai toliau kompiuterininkų sakiau, Lego sakiau, papuošalų gamybos technologijų, taip, pradinio techninio modeliavimo. Tai čia mažesniesiam, kaip sakiau, radio bangomis valdomi modeliai. Mes anksčiau turėjom atskirai ir automodeliavimo, ir laivų modeliavimo. Tai dabar, kad būtų gražiau, mes sujungim į radio bangomis valdomų modelių, tai čia ir laivų modeliai, ir automodeliai. Jie labai populiarūs šiuo metu. Laivai gal kiek sezoniškesni, bet automodeliai tai tikrai visą laiką ir šiandien kaip tik turėjau naktį, bus supažindama su automodeliais. Paskui pakalbėsim gal daugiau apie tą turėjau naktį. Radio aparatūros konstravimo ir remonto. Tai čia mes ir konstruojam, ir remontuojam radio aparatūrą. Čia būsimieji elektronikos inžinieriai tokia užsiminėja. Ir taip pat mūsų būrelis turi ryšį su visa įstaiga, turi su Rygos miesto moksleivio namais, kur jie kiekvienais metais daro naujametinių elektroninių dekoro konkursą, tai jau mes esam pastovus dalyviai šito konkursų ir prizininkai. Ten yra keletas klasių, kur įsiskirsto tas elektronikos dekorai. Tai ir ten, gal iš pavadinimo turbūt aišku, čia yra viskas, kas liečia, tinka naujametinė, bet būtinai turi panaudotą elektroniką. Ir ten ir mirksėjimas, ir garsas, ir vaizdas, ir estetinis, ir viskas turi padaryta gražiai ir vertina ten iš 10 narių komisiją, tai atsižvelgia labai rimtai ir visą laiką važiuojam ten su jais susitikti ir suvažiuoja, jis yra tarptautinis, atvažiuoja į tą konkursą ne tik mes svečiai, bet ir iš Maskvos, iš Baltarusijos, tai toks rimtas konkursas. Tai roboto konstravimo. Tai dabar jau mes nuo 2005 metų pradėjom šitą dalyką robotai. Čia yra daugiau Lego robotai, yra specialūs tie vadinami Minstrom roboto klasė ir taip vadinama tokia FLL lyga. Tai čia yra pradedančiųjų lyga ir mes darom robotus, yra specialios taisyklės ir
čia pradžioj Klaipėdoj, o dabar padarėm sutartį su Robotikos akademija, tai dalyvausim jau rimtai tose varžybose robotų. Yra mūsų vadovai, kurie užsiminėja tais robotais ir robotikos mokykla mums, Robotikos akademija padeda ir dabar padės, jau rimčiau padės, tai tikrai įsitrauksim. Turim vieną grupę robotikos mėgėjų, kurie konstruoja tos iš Lego elementų robotą. Kaip sako, ne humanoidai tie robotai, o yra tokios robotų platformos, kurios atlieka tam tikras užduotis lauke ir programuojam juos jau ir ne taip savo, kad ir programas rašom jiems ir kad atliktų tam tikras užduotis. Meninių technologijų. Tai čia irgi gal daugiau mergaitėm, tai tas būrelis tai irgi įvairių, tai čia ir ant stiklo piešė, ir lipdo, ir konstruoja iš šiaudų, visokius daugiau, ir sportinė radiopelengacija, tai turbūt Lietuvoje pati garsiausia, tik turbūt apie Šiaulių regione ir belikusi ta sportinė radiopelengacija, tai čia jau nėra ką sakyti, čia čempionai, šitai yra Europos čempionai, mūsų būreliečiai ir Lietuvos rinktinės nariai, čia iš radiopelengacijos, trasinis automodeliavimas, taip pat mes taip turbūt 2-3 vietą Respublikoje dalinamės, aišku, tik per vidurį, kaip sakant, yra 4 trasos ir kuriuose miestuose yra 4 trasos, tai tuose miestuose ir būna etapai. Ir apie kovo mėnesį visą laiką būna Šiauliuose tas etapas. Tai tenka per tas varžybas visur pavažinėti, būna Kaune, Klaipėdoj, pas mus Šiauliuose ir Vilniuje. Techninio konstravimo padarėm tokį universalesnį, buvo pradinio techninio konstravimo, tai dabar padarėm dar vieną būrelį techninio konstravimo, čia taip pat mažesniems mokinukams, kad jie galėtų jau ir meninio vaizdo daryti, ir dizaino, toks techninis konstravimas. Jeigu pradinis techninis konstravimas, tai toks daugiau techninis, jau to dizaino gal nežiūrima, tai čia dabar truputį gal ir dizaino pažiūrėsim. Ir vaizdo operatorių. Taip pat dalyvaujam konkursuose, kūriam filmukus, dalyvaujam įvairiuose konkursuose. Ir mokinukų yra, ir norinčių, ir kurti filmukus, ir mūsų renginius pafilmuoja, paskui į mūsų svetainę sudeda visą tą dalyką. Tai dabar jau pristačiau ir tiesa, avimodeliavimo yra 2 būreliai. Vienas daugiau su kosminiu modeliavimu užsiima ir šitą laisvo skridimo tokie modeliai, sklandytuvai, o antras yra būrelis, kuris užsiima, taip mes vadinam, putinukai. Ten iš putų per kokius, jeigu labai nori, tai jis per kokius 2 mėnesius gali pasidaryti avimodelį ir jau skraidyti ir su radio bangomis valdyti jį net. Ir jis toks lengvutis, dabar technologijos pažengė, vidaus degimo variklių paprastai naudojam tik elektros variklius ir jie puikiausiai skrenda ir dangui išdarinėja įvairiausias figūras. Per Šiaulių dienas mes truputį prisistatėm čia tam miestelį, tai mūsų lėktuvai ten skraidė per Šiaulių dienas ir mūsų vadovas ten garsino technikų centrų su avimodeliavimo būreliu. Kaip matome, tikrai daug įdomios veiklos, kurios vis dar kasmet, kaip supratau, ar karts nuo karto dar vis naujų veiklų surandate būtent Šiaulių technikų centre. Kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir toliau tęsime mūsų įdomų pašnekesį. Jaunimo gatvė. Tęsiasi laida Jaunimo gatvė, kurioje šiandien pas mus svečiuojasi Šiaulių jaunųjų technikų centro direktorius Jonas Vaičaitis. Ir laidos pradžioje jau mūsų RSD radio klausytojai turėjo galimybę išgirsti, kokios įdomios veiklos, kokių įdomių būrelių būtent yra Šiaulių jaunųjų technikų centre. Dabar jau vėlgi, kaip nuo ryto anonsuojame, papasakosime būtent apie tyrėjų naktį, kuri prasideda jau šį vakarą. Ir paklausiu, kokius renginius būtent tyrėjų nakčiai paruošė Šiaulių jaunųjų technikų centras. Tiesa, mes tos renginius vykdysim ne naktį, bet jie prasidėjo 15 valandą pas mus.
Tai pas mus bus pristatomi robotai, kaip jau minėjau, roboto būrelio vadovas pristatys visus besidominčius robotais, kas nori ateiti ir pasižiūrėti, bus parengtas robotų tas misijos laukas ir robotai galės pabandyti paprogramuoti, kaip iš tikrųjų su tais robotais galima elgtis. Antra, bus radio valdomi automodeliai. Bus pristatyti taip pat jie, mokinys galės pabandyti pavaldyti šitą automodelį ir truputį pavažiuoti. Nežinau, kaip oras leis, gal lauke, gal patalpoj su automodelis. Taip pat yra paskelbta, kad gali dalyvauti ir pasižiūrėti, kaip gimsta tie vadinami putinukai. Kaip sakiau, aviamodeliai, kurie galima pasidaryti per 2-3 mėnesius laisvai. Tai būtų tokie 3 dalykai, ir aplamai bus, jeigu kas ateis į Gumbinės 18 jaunųjų technikų centrą prie robotų ir prie automodeliavimo, tai netruputį, bet ir jeigu domėsies, tai pavedžiosim ir po visą technikų centrą, kad jie pamatytų, kokie būreliai, kur jie dirba. Pas mus vienintelė Šiauliuose yra trasinio automodeliavimo trasa 35 metrų, kur vyksta trasinio automodeliavimo varžybos. Tiesa, šį penktadienį būrelių nėra, tai jie tik pažiūrėtų šitas mūsų salė, kur yra trasinis automodeliavimas, ir gal susidomėtų ir ateitų paskui jau tikrai konstruoti ir dalyvauti varžybose į trasinio automodeliavimo būrelį. Žodžiu, pažadate ir ekskursiją susidomėjusiems atėjusiems, ar ne? Būtinai. Taip. Paprašysiu gal trupučiuką istorijos šiek tiek, kodėl apskritai Trijų naktis? Trijų naktis, čia pirmi tą naktį pradėjo rengti astronomai. Ir užtat jų visi renginiai, aišku, kad į žvaigždėtą dangų pažiūrėti, tai buvo naktį. Ir daugiau visi pradėjo, kaip pasakyti, šlietis prie astronomo, bet jie nepaleido tos pavadinimo, Tyrėjo naktis. Taip ir gavosi, kad ta Tyrėjo naktis ir liko naktis, bet iš tikrųjų jau renginiai ir Šiauliuose turbūt nuo 15, nuo 16, nuo 14 valandos prasideda universitete, įvairiuose mokslinėse įstaigose ir ten, kur galima prisiliesti prie technikos, turbūt daugiau prie technikos, aišku, čia įdomiausias dalykas tokie, prie gamtos mokslų įvairių, prie mokslinių reiškinių, kaip jie vyksta, tiesiog pamatyti ir išbandyti, ir gaunasi ta Tyrėjo naktis. Jei tikrai įdomu. Dabar vėlgi paprašysiu šiek tiek grįžti prie Šiaulių jaunųjų technikų centro ir gal trupučiuką pasidžiaugime auklėtinių pasiekimais. Kaip jau anksčiau minėjau, radio pelengacija tai yra numeris 1, kur mūsų pasiekimai tikrai ir Lietuvos mastu, ir miesto mastu, tai čia ir Europos čempionai, kaip sakiau, ir Lietuvos čempionai, kur taip pat automodeliavime dalyvaujam įvairiuose varžybose, čia ir laivų modeliuotojai dalyvauja, taip pat roboto konstravimas taip pat dalyvauja mes varžybose. Ir čia Klaipėdai tai buvom vieni iš pirmųjų, kurie pradėjom dalyvauti su Klaipėda tuose nuo 2005. Dabar robotika tokia jau pasidarė platesnė. Tai pradžioj buvo tokių, kad esam vienam renginį Lindpros organizuotos čia Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos organizuotame tokia renginyje, buvo varžybos ir prizas buvo televizorius, tai mūsų vienas moksleivis, Žygimantas, buvo laimėjęs, parsivežė prizą televizorių už kaip tik robotų varžybose. Kaip sakiau, trasinis automodeliavimas, taip pat mūsų jau prizinės vietos. Ir ne tik tokios techniniam sporte, bet ir įvairiuose konkursuose, ir vaizdo operatoriai, ir fotografai, ir visur stengiamės, arba jeigu kas negali, tai darom parodas įvairiuose žaislų konstravimas
bibliotekose mes parodom savo gaminius, ten ir veltinukai tokie iš Vilnos ir įvairiausia tokie papuošaliukai, kurie eina šiuo metu, kaip sako. Eina šiuo metu Žodžiu, supratau, madingi šiuo metu. stengiatės ne tik, kad mokiniai, moksleiviai savo turėtų malonumą, bet ir taip pat turėtų galimybę parodyti savo darbus, savo sukurtą, sakykime, savo kūrybą ir aplinkiniams, ar ne? Būtinai, ir mes stengiamės dar, kad išvežti moksleivius į varžybas, į konkursus, kad jie pamatytų save ir kitus, kaip ten vyksta, kaip dalyvauja, nes, pavyzdžiui, dabar jau daug kur reikia, pavyzdžiui, darbų gynimas, o technikam tokiem, jiem tas kalbėjimas yra labai sunkus, bet reikia ir pavyzdžiui, kur nors reikės vis tiek stojant ir ginti savo darbą ir viskas, tai vat prasideda, kai čia Šiauliuose vyksta, gal girdėjot, elektronikos konkursas Frenkelio viloj, tarptautinis tai ten kiekvienas turi savo elektronikos darbą apsiginti. Pasakyti, kam jis skirtas, kaip jis darė, kam skirtas, kokia konstrukcija, kaip jis veikia, viską turi papasakoti, tai čia toks pradinis diplominio gynimas gaunasi mažiesiam. Tai tarsi galima sakyti, startas ruošėte galbūt į universitetus būsimuosius studentus, ar ne? Tai mūsų auklėtiniais labai džiaugiasi, kurie nuėję. Jie ir praktikos šiek tiek turi. Jau ir nusimano, tik aišku, talentingi viski yra tinginiai. Kaip žinot. Taip. Talentingi tinginiai, nedaug, bet jie tam tikslui techniką supranta, bet kai reikia kokį nors popierėlį paruošti, tai jiem sunku tą dalyką. Jie geriau padarys. Vienas mūsų mokinys dabar dirba magistrantas Šiaulių universitete elektros katedroje, tai vienas iš tokių, kuris buvo konstruktorius, bet jam irgi taip pat apie rašymus, tai jau buvo truputį, kaip ir visiems. Neįskirsiu, bet technikų žmonėm, tai jau geriau jis padarys vieną darbą, negu kad ten aprašys ar ką nors ten. Ir dabar, pavyzdžiui, kokia schema nubraižyt, aišku, dabar tas schemas jau braižom visai kitaip ir visos informacinės technologijos gaunasi tas, tiesiai iš internetas visur. Beveik kiekvienam kabinete mes turim kompiuterius, kad pasinaudotų būrelis ir ieško žinių, ieško jau tokio be interneto, tai dabar jau labai sunku. Kaip sakoma, negali būti visų galų meistras, bet šiai dienai gyvenimas priverčia. Nieko nepadarysi. Bet profiliuojasi, jau visų galų tikrai jau nebeišeina. Bet jau toj srity, kas jau pasiekė, tai yra tokių, kur lankė ir 6-7 metus, mokosi, kaip sakiau, čia vienas Šiauliuose, kokių daug buvo VGTU, paskui Vytauto Didžiojo universitete. Yra, nesakau, kad dabar grupėje turi būti 12 mokinių, tai iš 12 apie 4 jau būna tokie, kurie stoja pagal būrelio profilį, jau iš tos techninės pusės. Aišku. Čia vėlgi padėkosiu mūsų pašnekovui už pokalbį, kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir toliau kalbėsime apie kitus vykstančius renginius, būtent susijusius su Šiaulių jaunųjų technikų centru. Jaunimo gatvė. Toliau tęsame laidą Jaunimo gatvė ir dar kartelį primenu, šiandieną šios laidos pirmoje valandoje pas mus svečiuojasi Šiaulių jaunųjų technikų centro direktorius Jonas Vaičaitis ir žinoma kalbame apie šią įstaigą vykstančius renginius, būrelius ir visą kitą aktualią informaciją. Dabar paprašysiu, kad papasakotumėte apie kitus numatomus renginius, galbūt ekskursijas ar kažkokius konkursus, kur vyksite. Kaip jau sakiau, šiandien vyksta tyrėjo naktis, vienas iš tokių didesnių mūsų renginių. Pirmą kartą prisijungim prie šito tyrėjo nakties. Pabandysim, gal neprisvilsim labai tas blynas mūsų, neprisvilsta, gal apsilankys, pasižiūrės mūsų technikų centrą ir pačius organizuotus renginius. Taip pat čia artimiausių laikų galvojam, vieną turėjom projektą ir jame yra numatyta ekskursija geriausiems mokiniams, tai liktai numatomi juos nuvežti į Anykščius, apžiūrėti
čia artimiausia, kadangi tiek lėšos mums leidžia, toliau liktai neišeina nuvažiuoti, tai vat surinksim geriausius, čia tokį jau paskelbėm, kokie mokiniai, kas gali važiuoti, kas važiuos į tą ekskursiją. Paskui gruodžio mėnesį bus dar 2 varžybos, tai bus laivų modeliai, jie važiuos į Vilnių ir dar vienas, kaip sakiau, apie robotiką, tai robotikos varžybos Klaipėdoje nusimato, kažkur irgi taip pat gruodžio pradžioje, tai vat tokie, o paskui tai ištisai, kadangi pradžia, tai visi dirba darbus, būreliai ruošia savo gaminius, taip pat, vat, kaip sakiau, radio aparatūros konstravimo būrelis iki gruodžio kažkur tai 18 dienos turi padaryti ir mes tuos darbus siunčiame į Rygą, čia įdedam per autobusų parką, siuntimą padarom ir nusiunčiam, ten jie pasiima ir paskui eksponuoja tos darbus. O sausio mėnesį mes važiuosim jau tikriausiai apdovanojimą. Būtinai. Tai va tokie nusimato. Taip, tai visi būreliai dirba, tokie renginiai, o didesnė, kaip jau paminėjau. Dabar kas aktualu? Aktualu, čia visokie buvo judėjimai dėl mūsų technikų centro, čia buvo toks sujudimas, kad mūsų iškels, o vienas būrelio vadovas skambina tėveliui, sako, ar jūs dar esat? Ar jūs dar esat? Per tuos laikraščius, kai pradėjo rašyti apie mus, kad ten mes iškelti, kad ką, tai mes ir gyvenam, ir gyvensim, Gumbinis 18, prašom, neužmiršti tos vietos. Jau ir turbūt neplanuojate niekur keltis, supratau, ar ne? Nu, mes tai tikrai neplanuojam keltis. Ir nenorėtumėt, kad būtumėt todėl, kad ir centras, ir mes jau taip įpratom, ir tos vietos mums pakankamai, ir labai gerai moksleiviam, kadangi ir apšvietimas, ir netoli Saulės miesto, ir centras, visi gali suvažiuoti iš viso miesto, iš visų mokyklų, ir taip renkasi tikrai iš viso miesto mokyklų, ir Medelynas, ir pietinis rajonas, ir visos mokyklos renkasi technikų centrą. Dabar palinkėjimas. Palinkėčiau visiems sėkmės ir jaunimui užsiimti ne tik sportų, menais, bet ir neužmiršti technikos. Reikia vyrui mokėti vinį kalti sieną. Ne su fotoaparatu, o būtent su tokiu įrankiu, kuris priklauso. Kiekvienos moteris tikrai pritartų jūsų palinkėjimui. O ką merginoms palinkėtume tuomet? Merginoms taip pat yra, laukiam ir merginų pas mus. Kaip sakiau, fotografijos būrelis. Tai viena iš fotografijos būrelių pasigirsim, stoju į Londoną, į vizualinį meną. Tai vat tokie dalykai, kad tikrai mokom ir kviečiam taip pat ir mažesnės, kurie domisi papuošalais, veltiniais įvairiausiam technologijom dirbam. Tai vat ir taip pat ir meninių technologijų būrelis, taip pat mergaitėm. Nu, vienu žodžiu, kviečiu visą jaunimą prie techninės kūrybos. Nu, aš jums palinkėsiu, kadangi daug įdomios veiklos jau ir taip turite, belieka palinkėti daug moksleivių. Na ir dėkoju, kad šiandien apsilankėte pas mus. Ačiū labai. Dar kartelį primenu, šiandieną Jaunimo gatvėje pirmoje šios laidos valandoje pas mus svečiavosi ir mes bendravome su Šiaulių jaunųjų technikų centro direktoriumi Jonu Vaičaičiu. Jaunimo gatvė. Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Jaunimo gatvė. Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. RSU radio eteryje toliau tęsiasi laida Jaunimo gatvė ir prasideda antroji šios laidos valanda. Na, o dabar pirmiausia noriu jums papasakoti apie tai, kaip tyrėjų naktį pažymi kitos pasaulio šalis. Pirmoje laidos valandoje, dar kartelį priminsiu, pas mus viešėjo Šiaulių jaunųjų technikų centro direktorius Jonas Vaičaitis ir mes būtent kalbėjome apie tai, kaip Šiaulių jaunųjų technikų centras kokiais renginiais paminėjęs būtent tyrėjų naktį. O dabar pasižvalgykime šiek tiek tolėliau po platų pasaulį. Lietuvoje 9-oji tyrėjų naktis pakvies į daugiau nei 180 nemokamų ir nepakartojimų renginių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Molėtuose ir daugelyje kitų Lietuvos vietų. Tyrėjų nakčiai Šiaulių universitetas ruošia daugybę aktyvių ir interaktyvių veiklų.
Renginio dalyviai kartu su mokslininkais spręs augalų detektyvą botanikos sode. Nagrinės akiai nematomo pasaulio paslaptis, gamins kvapus bei gaudys orą, rinks tai, ko nepastebime, bet kas sklando ore. Tuo tarpu pasaulio tyrėjai stebina neįtikėtinais dalykais. Pavyzdžiui, Atėnuose jie pakelia į orą ir paleidžia važiuoti nedidelį traukinuką. Dainuodami nepataikote į toną, ne bėda. Düsseldorfo mokslininkai sukūrė virtualų prietaisą, kuris jūs pavers operos žvaigždė, galinčią varžytis su pačiu Placido Domingo. Zagrebe galima sužinoti, ar Stanley Kubricko kosminė odisėja yra tik paprasta mokslinė fantastika. Taip pat galima pabandyti išnarplioti paslaptingą žmogžudystę forte. Tyrėjai Santardere parodys, kaip banglentininkai pasitelkę fizikos žinias pagauna didžiausias bangas. Perudžoje renginio lankytojai susipažins su Leonardo iš Lego kaladėlių pagamintų robotų, gebančių piešti portretus. Mokslas kartais skatina šūktelėti iš pasigėrėjimo. Štai Poznanėje lankytojai mėgins tai įrodyti, bandydami pagerinti garso rekordą, visi drauge šaukdami iš visos gerklės. Tai žinoma, tai tik keletas būtinai vertų aplankyti tyrėjų nakties renginių, kurie vyks 33 Europos Sąjungos ir kaimininėse šalyse nuo Airijos iki Izraelio. 300 miestų numatytos renginiuose tyrėjai užkrės publiką savo aistrą mokslui. Praėjusiais metais tyrėjų nakties renginiuose apsilankė daugiau nei 1 milijono žmonių iš 600 tūkstančių ir 600 tūkstančių vaikų būtent iš jų. Šią iniciatyvą siekiama parodyti, koks smagus gali būti mokslas ir paskatinti jaunuolius siekti mokslininko karjeros. Renginių lankytojai galės dalyvauti eksperimentuose, būtent mokslo parodose, taip pat susipažinti su žiūrovams dažniausiai neprieinama mokslinių tyrimų laboratorijų techninė įranga. Tyrėjų naktis rengiama kasmet 4 rugsėjo penktadienį visoje Europoje. 2006 metais tyrėjų nakties iniciatyvoje dalyvavo 92 miestai, o šiemet daugiau kaip 300 miestų. Ir dar kartelį primenu, tyrėjų naktis prasideda jau šiandieną, šią popietę ir žinoma tęsis visą naktį. Jaunimo gatvė. Tęsiasi laida Jaunimo gatvė ir dabar papasakosiu apie tai, kaip ruošiamasi įvesti naujus mokslus būtent studijų programuose. Į studijų programas siūloma įtraukti sveikos mitybos mokslus. Šią savaitę spaudos konferencijoje Seime dalyvavęs Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų prezidentas profesorius Algimantas Kirkutis sakė, kad šalia įprastinės ir dietinės mitybos atsiradus besikeičiančios aplinkos, kurioje gyvename padiktuotai trečiai mitybos rūšiai, tai yra sveikatinančiai mitybai, būtina ruošti kvalifikuotus šios srities specialistus. Į studijų programas įtraukti sveikos mitybos mokslus pažadėjo ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas daktaras Darius Kubilius. Atėjo laikas, kai nebereikia bijoti, jog patirsime infarktą, insultą, apsirgsime diabetu, alergiją ar net Alzheimeriu. Jau žinome, kad keičiant mitybą šių ligų galime išvengti. Ir nors nusistovėjusias dogmas sunku pakeisti, Lietuvos sveikatos mokslo universitete taip pat vyksta pokyčiai, kuriais visi labai džiaugiamės, sakė Darius Kubilius. Spaudos konferencijoje dalyvavo Kornelio universiteto profesorius daktaras Colinas Campbellas. Sakė, kad gydytojai turėtų skatinti žmonės maitinti sveikai, tačiau dažnai jie neturi pakankamai žinių sveikos mitybos srityje ir nėra pakankamai kvalifikuoti. Mano pastangomis Kornelio universitete gydytojai jau gali tokių žinių gauti. Labai džiugu, kad Lietuvoje taip pat rodoma iniciatyva ir vyksta tokie sveikatinti pokyčiai. Noriu pabrėžti, jog tinkama mityba gali padėti išgydyti net sunkias širdies ligas. Tai reikia mėsos, pieno ir perdirbtus produktus pakeisti augalinės kilmės maistu ir jūs būsite nustebinti savo sveikatos ir savijautos pokyčių. Be to visi vaistai turi šalutinį poveikį, o štai sveika mityba ne, sakė profesorius daktaras Colinas Campbellas. Na, manau, tikrai reikalingas toks mokslas ir džiugu, kad panašu, jis jau atveria duris ir Lietuvoje. Na, čia toliau keliaujame į muziką Gintarė ir Rebelhat ant pasaulio krašto. Jaunimo gatvė. Jaunimo gatvė laidos pabaigoje informacija veikliam jaunimui. Kvietimas dalyvauti tarptautinėme konkurse Mano šalies tradicijos.
Konkursas vyksta 3 partnerių šalyse – Lietuvoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Jame kviečiami dalyvauti visi. Jums tai reikia kūrybiškai pristatyti savo šalies tradicijas, kultūrą, istoriją. Pristatymas turi būti įdomus ir patrauklus ne tik lietuviams, bet ir užsieniečiams. Jūs turite tiesiogiai atspindėti Lietuvą, jos tradicijas, kultūrą, istoriją ar kitus lietuviškosios kultūros aspektus bei atitikti kultūrinio paveldo išsaugojimas, vystant ir puoselėjant dialogą tarp kartų, projekto tema tikslus. Tik nuo jūsų kūrybiškumo priklauso, kokias priemonės naudosite šalies tradicijų pristatymui. Vienintelis svarbus kriterijus, kad tai turėtų būti pateikta elektroniniu formatu. Kadangi laimėtojų pristatymas bus įtrauktas į projekto metu rengiamą elektroninę knygą apie Lietuvą. Papildomi balai skiriami, jei pristatyme dalyvauja 2 skirtingų kartų atstovai. Šis konkursas organizuojamas 3 projekto partnerio šalyse, dar kartelį priminsiu, Lietuvoje, Bulgarijoje ir Graikijoje, nuo šių metų rugsėjo 1 iki spalio 10 dienos. Kaip matome, laiko lieka ne per daugiausiai. Tarptautinė komisija išrinks po 1 laimėtojų iš kiekvienos šalies. Rezultatai bus paskelbti iki spalio 20 dienos projekto tinklalapyje www.vokalprojekt.eu. Na ir kasgi gali dalyvauti šiame projekte, dar kartelį informacija. Rengiant pristatymą gali dalyvauti įvairaus amžiaus asmenys ir jų grupė, tačiau pagrindinis rezultatą konkursui pateikiantis asmuo turi būti pilnametis. Kalbėtojas ar pristatantysis turi būti iš vienos iš projekto partnerių šalių, dar kartelį primenu, Lietuvos, Bulgarijos ar Graikijos. Taip, na ir koksgi prizas atiteks laimėtojui. Pagrindinis konkurso prizas Lietuvos dalyviui yra 200 litų dovanų kuponas su galimybė rinktis iš daugiau kaip 700 dovanų pasiūlymų, nuo vakarienės restorane iki smagiausių pramogų visoje Lietuvoje. Antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojai gaus tarptautinius sertifikatus liudijančius apie dalyvavimą tarptautinėme konkurse. Parodyk visiems, kad apie mūsų tautos tradicijas mastai kūrybiškai siųsdamas savo pristatymą elektroniniu paštu info@emundus.eu. Na kągi, štai tiek informacijos šiandieną Jaunimo gatvė laidoje. Aš Lina visiems tariu ačiū, kurie klausėte. Buvote kartu su RS2 radijo stotimi ir žinoma laida Jaunimo gatvė. Na ir susiklausimo kitose laidose. Jaunimo gatvė. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.